Tas pasaulis, kokį esate įpratę matyti, jau niekada nebeegzistuos. Ir tai yra dėl kelių veiksnių. Pirma, globalistų veiksmų. Absurdiškumas jau pasiekė ribą, po kurios tų šalių žmonės vadovaujami šešėlinės valdžios marionetėmis. Pradeda kristi į bedugnę, ekonominė, politinė, moralinė. Ir milijonai žmonių pradeda tai suprasti. Todėl aukščiausia valdžios sluoksniuose atsiranda vis daugiau žmonių, kurie yra pasirengę prisiimti atsakomybę už žmonių išvedimą iš šios aklavietės. Dar ne visi šie žmonės matomi, tačiau šiuo metu visuomenėje vykstantys procesai netrukus iškels juos į paviršių. Taip atsitiks todėl, kad visus šios metus besikaupianti kritinė žmonių vidinio teisingumo poreikio masė sudarys energetinės ir fizinės. Prielaidas valdžios pokyčiams daugelyje pasaulio šalių, kurioms vadovauja sąžiningi, padorūs ir svarbiausia nepaperkami žmonės. Visi ciniški, veidmainiški, korumpuoti ir globalistų kontroliuojami. Lyderiai greitai atsidurs istorijos šiukšlė dėžėje. Antrasis veiksnys — buvusių kolonijinių šalių susivienijimas prieš šimtmečiais jų pavelgėjus. Atėjo laikas nusimesti šią per didelę naštą ir pradėti gyventi visavertį gyvenimą, patiems tvarkyti savo šalių gamtinius ir žmogiškuosius išteklius, neatiduodant jų už dyką baltiesiems šeimininkams ir neleidžiant naudotis tikrai vergiškų savo piliečių darbų. Ir matote, kad šis procesas jau prasidėjo visame pasaulyje. Trečias veiksnys yra tai, kad žmonės pervargo nuo nuolatinių moralinio streso, baimės dėl savo ateities, nuo milžiniškų pastangų, kurias žmonės turi dėti, kad susikurtų bent jau priimtiną gyvenimą. Šis reiškinys yra tarsi snaudžiantis ugnikalnis, kuris ilgą laiką kaupia ugnikalio magmą, o galiausiai lemia jo galingą išsiveržimą. Būtent tokios būklės visuomenė dabar yra daugelyje pasaulio šalių. Tiesioginė prasme visuomenė gyvena tarsi ant ugnikalnio. Ir prie visų aukščiau išvardintų faktorių pridėsite tai, kad žemės energija sparčiai kinta, išstumiant iš jos senas trimates programas. Vyksta lėtas, bet užtikrintas pačios trimatės matrikos naikinimas. Tada galima pamatyti visą šiuo metu žemėje vykstančių procesų vaizdą. Todėl brangiai nenusiminkite, o padvigubinkite savo energetinį darbą į visas puses, kad kuo greičiau numuštų